Labą dieną. Ar girdit mane? Taip girdim, labą dieną. Labą dieną, girdim. Labą dieną, pradedam viešą susirinkimą dėl darželio Popieriaus gatvėj paskirties keitimo ir kapitalinio remonto projekto. Mes tą projektą esam parengę projektinius pasiūlymus pakankamai senai pernai, bet buvo iškilusios problemos su sklypu. Per šios metus buvo suformuotas naujas sklypas padidintas, kadangi trūko erdvės vaikų žaidimo aikštelėm pagal vaikų skaičių. Ir toliau tęsiam projektavimo darbus. Noriu trumpai papasakoti apie objektą. Tai aš įsijungsiu, kur man share screen yra. Neužšar, ar ne? Kur mano projektinių viešinimas. Man reikia, taip, vizualizacija. Taip. Ir seniau šitam pastate buvo kultūros namai. Ir dabar šitas pastatas yra naudojamas vaikų darželio reikmėm. Mes toje erdvėje, kur seniau buvo kino salė, numatom daryti perdangą ir visą darželį sutvarkyti taip pagal plotus, pagal naudojimo prieinamumą, pritaikytą darželį ir neįgaliesiems ir pakeičiam paskirtį iš kultūros paskirties į mokslo paskirties statinį. Ir dabar čia taip matom, kaip atrodys šitas mūsų darželis. Čia spalviniai sprendiniai. Mes išorės faktiškai nekeičiam, tik tais naujai apšiltinsim pastatą, kadangi pastatas... Gal pasidalinkit, nesimato? Pasidalinti. Nesimato iš viso? Mes matom dabar jūsų vizualizaciją, čia projektiniai viešinimai. Ir jūs ką norite pamatyti dabar? Folderius matom tik jūsų. Ai, folderius matot? Taip. Taip, ir dar kartą ir šalia. Dabar matot? Dabar matom. Taip, tai bet darželis, jo bus toks spalvinis sprendimas, išorės tūriai nesikeis. Mes kartu su šito projektu numatom ir to darželio šiltinimą, kadangi šitam darželį jis yra šiltintas dalinai, bet jis buvo šiltintas be projekto. Buvo šiltintas be projekto ir todėl mes numatom naujai viską šiltinti, stogas buvo neapšiltintas, tai mes naujai viską šiltinsim pilnai ir kad pasiektumėm nemažesnę kaip C klasę. Dabar darželis šiai dienai yra šildomas elektra ir jo klasė, aš neprisimenu, pati žemiausia, man rodos, F, nors registrų centre išrašė, jinai buvo aukštesnė. D, man rodos, bet mes iš naujo padarėm sertifikatą ir pamatėm, kadangi elektra yra šildomas, jo klasė yra žemiausia. Tai va, mes šitam projekte dabar sklypo planą aš parodysiu. Čia. Mato dabar brėžinį? Ne. Dar kartą. Ir dar kartą. Ir kur šitas? Va, šitas. Mato dabar? Taip. Čia vat bendri vaizdai yra darželio ir yra net patalpų vidaus išplanavimas. Jis yra pilnai pritaikomas neįgaliesiems.
Numatysim, šiai dienai yra tas darželis, gauna elektrą iš popieriaus fabriko, nuotekas nuveda į popieriaus fabriką. Vandentiekiui turi artezinį gręžinį. Tai darydami šitą projektą, mes pasiėmėm sąlygas iš Vilniaus vandenų, prisijungsim prie Vilniaus vandenų, vandentiekį, nuvesim nuotekas spaudiminę liniją į Vilniaus vandenis, atsijungdami nuo popieriaus gamyklos, o elektrą irgi pagal sąlygas statysim transformatorinę, gausim iš ESO. Ir bus dujinis šildymas. Kadangi dujos šalia praeina, projektuosim dujinę katilinę pastatėlėje ir numatysim dujinį šildymą. Čia, jeigu trumpai matosi vidaus išplanavimas, kad jis yra pritaikytas neįgaliesiems, nežinau, kiek jūs įžiūrit, neįgaliųjų sanmazgai yra, ir grupės, ir suaugusiam tėvam bus neįgalieji, bus keltuvas numatytas į antrą aukštą pasikelti. Dar mes su šito projektu, tuoj parodysiu dar vieną dalyką. Mes su šito projektu, ne šitas, numatom dar, kai buvo mums parašyta, kai derino savivaldybei transporto schemutę. Dabar to iškelsiu transporto schemą. Va, transporto schema mums buvo, kai buvo savivaldybės svarstymas infrastruktūros skyriui. Buvo prašymas, mes dabar, čia va darželis mūsų matosi, ir mes projektuojam šaligatvį iki pat esamos stotelės autobusų. Ir buvo prašymas, kitoj pusėje yra kita kryptim važiuoja autobusų stotelė, kad numatyti, kaip galėtų patekti iš apačios atvažiavę žmonės į darželį. Tai mes panagrinėjom ir siūlom, kad būtų čia pėsčiųjų perėja, po to šaligatvis būtų suprojektuotas ir pastatytas ir čia tiesiog į darželį. Tai faktiškai tada žmonės atvažiavę iš viršaus išliptų čia ir šaligatviu eitų lik darželio, o kita kryptim važiuodami jie dviem perėjom kirstų ir patektų į darželio teritoriją. Trumpai tiek, gal klausimų būtų? Arvydai, ar buvo gautų klausimų iki viešinimo? Ne, nebuvo ne vieno klausimo, niekas neskambino, nesidomėjo. Sveiki, o pats darželis susipažinęs? Taip, susipažinęs, mes su juo labai tampriai bendraujam, padedant vystymo kompanijai, visus sprendinius derinam su jais. Nėra čia tokio kažkaip, kad čia mūsų būtų primestos ir spalviniai sprendimai yra suderinti, ir išplanavimas yra suderintas, ir sklypas yra apderintas. Čia jie turėtų dalyvauti ir susirinkime, man rodo, šiandieną mačiau. Aš matau, kad dalyvauja viskas. Jo. Neturiu trumpai daugiau ką pasakyti, gal klausimų bus. O čia matau plane vaikų žaidimų čia zonos, ne? Tai Jo, čia mes esam paskaičiavę, kadangi vienam vaikui yra skirtas tam tikras plotas žemės. Aš dabar tuoj pažiūrėsiu, gal pas save rasiu dar sklypo planą. Mes pagal vaikus kiekį numatėm ir žaidimų zonos šitą kiekvienai grupiai. Kiek yra vaikų, tiek mes esam ir numatę. Dabar aš sklypo planą ant greitųjų. Va, radau. Taip, čia bus. Ar jūs matot dabar? Taip. Sklypo planą. Matot? Taip, taip. Tai va, tai viršui mes numatom 3 grupės patalpinti. Čia yra vaikų kiekis ir kvadratai. Apačioj 4 grupės vaikų. Kažkokios
Pavėsinės irgi ten bus? Ar... Ne, mes dabar, kadangi jo mes tik užimamą plotą, jau pavėsinės mes detalizuosim jau techniniam projekte. Čia vat yra numatyta pagal kiekį, numatytas yra automobilių stovėjimo vietų skaičius, iš kurių viena neįgaliesiam yra numatyta. Ir čia per sklypą yra numatytas mūsų servitutas. Mes darydami projektą pamatėm, kad yra važiuoja į popieriaus 5 gyventojai, va čia va yra aukščiau, kairiau namas, kur daug gyventojų gyveno. Ir mes padarėm projektą, kuriem būtų numatytas kitas privažiavimas iš viršaus, kad jie nevažinėtų per darželio teritoriją. Čia bus su vartais. Nu ir bet servitutą paliko tol, kol nebus įrengtas kelias tiem gyventojam. Projektas yra padarytas, statybos leidimas yra gautas tam projektui. Tiem prie popieriaus 5 privažiavimo. Ir per šitą darželio teritoriją per vidų jau nebeturėtų važinėti, nors mes dar atsargiai esam numatę ir tvorelę aptariam šitą kelią tvorelę, kad netyčia vaikai neišbėgtų. Tvorelė bus su vartais, kad auklėtoje bus, vartukai yra padaryti, kad nebūtų atsitiktinio išbėgimo, kai, pavyzdžiui, galbūt kai važiuos, kol nebus kelias pastatytas, kad neišbėgtų. Ir faktiškai, matos, ta mėlyna linija yra atitverta ir vaikai, ir visa teritorija, aišku, bus aptverta, kad jie netyčia nepapultų. Trumpai tiek nebežinau, ką atsakyti. O kiek parkavimo vietų numatoma dabar čia? 3 parkavimo vietos yra, iš kurių viena neįgaliesiam. Aš dabar galvoju, mums, tuo šį tekstą tada pasižiūrėsiu, buvo parašyta ištamam rašte pas mus netgi. Arvydai, o kodėl pasikeitė parkavimo vietos nuo to, ką derinom infrastruktūros skyriuje? Kodėl mažiau? Mes sumanėm jas daryti. Kur čia dabar man zoomas dingo? Kur čia dabar? Nebematau savęs. Pašauk, Remigijų. Aš nuleidau. Ai, va. Šitas gal ne. Nebematau. Pašauk, Remigijų. Ai, va. Kodėl pasikeitė? Dėl to, kad mes norėjome visas dėti darželio teritorijai šitos visus transportus, o ne už teritorijos ribų. Mes kodėl? Tiesiog, kad būtų aptverta ir neįgalėjęsiam nebereikėtų toli važiuoti per visą teritoriją. Ir viskas būtų, kadangi automobiliai yra skirti tik darželiui. Mes pradžiai buvom numatę apačioj tuos. Ir būtų šiek tiek sutaupom ir medžiagų, ir tada buvom numatę šaligatį per visą ilgą teritoriją iki pastato. Dabar mes arčiau pastato, atstumus mes išlaikom 10 metrų nuo langų. Ir darželio darbuotojams bus aptvertoje teritorijoje tie automobiliai. Nes kiek mes panagrinėjom projektus, čia ir matėm šitame buvo viešinami nesenai Pilaitėje darželis, tai irgi jie savo teritorijai, ne šalia teritorijos, o savoje teritorijoje numatė stovėjimo aikšteles. Ne, tai viskas tvarkoja, aš tik norėjau pasiteirauti, kodėl, nes infrastruktūros skyriui buvo vienas sprendinys suderintas, dabar yra kitas. Bet nemanau, kad čia didelį nusižengimą padarėm. Mums svarbu užtikrinti stovėjimo vietos skaičių ir mes užtikrinam savo teritoriją, neužimdami valstybinės žemės. Darželį užtenka tiek vietų. Taip, jo mes pagal normas paskaičiavom, kad turi būti 3 vietos, iš kurių vieną paimam neįgalėsim. Arvydai, klausimas, ar ne pagal normas užtenka, o pagal poreikį?
Jo, pagal poreikį. O kaip mums poreikia Čia apskaičiuoti? klausimas ir kelia nerimą ir tėvams. Ten mačiau, vienas tėtis įkėlė į balsių grupę ir komentaruose tą klausimą iškėlė, bet dabar žiūriu, nieks neprisijungė, labai pergyvena, nes visi su automobiliais atvažiuoja, dauguma su autobusai. Taip. Kur jie galės išleisti vaikus, palikti automobilius. Čia yra, mato dabar tą piešinį rodiklį, mano matot, ar ne? Taip. Tai vat yra gatvė, kurioje judėjimas yra pakankamai mažas. Kiek mes ten buvom atvažiavę, tai nekart nemačiau aš mašinos, matyti, jie važiuoja rytais ar vakarais. Nuvažiuoja. Yra šaligatvis, jie gali čia sustoti, išleisti ir nuvažiuoti toliau ir apsisukti. Va čia didžiulė yra asfaltuota teritorija, čia dar net nesimato, į apačią, žemiau yra popieriaus Čia liks fabrikas. tos teritorijos apačioj. Valstybinė žemė galės statyti, ne? Ne, jie išleis tai prie darželio, aš manau, bet jiems statyti nereikės, jie atvažiuos pasiims, bet jeigu jie norės palaukti, jie galės apačioj palaukti. Čia yra didžiulė asfaltuota teritorija, maždaug lygi štampo. Nu tai suprantat, jie išlipa, nueina į darželį, kai ne karantinas, tai užtruksta 10 minučių. 15, jeigu prie darželio, kol vaikas... Nu, aš nenorėčiau leisti tėvam važiuoti darželio teritoriją. Tai taip, į teritoriją. O čia yra didžiulė teritorija asfaltuota, tai jie gali pasistatyti ir laukti, ar nueiti. Nebent galime mes dar šaligatvį dar pratęsti, bet vartukus padaryti, kad jie per darželio teritoriją vaikščiotų, tėvai ir vaikai. Galime tai atsižvelgti. Aš manau, kad dėl stovėjimo iš tikrųjų pasižiūrėkit, kad nebūtų jokių problemų, nebūtų jokių pastabų, nes čia dažniausia pastaba tėvų, kad jie neturi kur pasistatyti. Kaip ten sprendėm dėl pilaitės, tas laikinas 15 minučių stovėjimas gali būti. Niekas nestovės, tai niekas laikrodį nežiūrės, suprantu. Tai mes tada galėsime aprašyti, kad apačioje yra didžiulis plotas valstybiniai žemė, bet aš nenoriu nurodinėti ten, kad galimybę galiu tik aprašyti, bet jeigu mes numatysim valstybiniai žemė, įrenginės stovėjimą, nors ten yra asfaltas, žymėjimą, tada tai kainuos. Mums reikės tada stovėjimo vietą subraižyti. Ir galbūt tada NŽT sutikimą gauti ir gal po to sakys, jūs remontuokitės, nes jūs ten stovit. Nu, svarbu, kad jūs matot, kad yra bent fizinė galimybė. Taip, yra fizinė galimybė. Aš dabar nuotraukas nežinau. Yra didžiulė aikštė. Visas čia, kur yra pas mus žalia, čia visur yra asfaltas. Mes, aišku, įlupsim ir dėsim žemę ir sudinsim augalus. Tai čia teritorija bus. Jo, teritorija, bet absoliučiai visa teritorija, lygi pat stiklo fabriko vartų yra asfaltuota. Išasfaltuota visa yra. Ir va čia net apačioje visur yra asfaltas. Tai gal išilgai į tą gatvę, kur yra kažkokios reikėtų ten numatyti, tas vietos laikinas, minučiai sustoti ten išleisti kažkaip. Čia prie darželio? Ne, gal toliau už čia, kur tas už servituto, gal nežinau, čia kaip jūs... Čia apačioj? Ne, čia gal per toli, čia nieks nenorės ten parkuotis tiesiog. Šičia, kur dabar prie pagrindinio įėjimo? Ne, žemiau už servitutą, už jo, tarkim, čia kažkur. Matot, čia prasideda medžiai, čia, jeigu jūs žiūrit, čia yra medžiai ir yra toks kaip su bortais. Čia yra, kur rodiklė manaina, yra medžių tokia, eilė susodinta. Iš šitoje vietoje mums nelabai yra kur, nei čia mes šaligatvę galim padaryti, mes nebent šaligatvę galim darželio teritoriją daryti, o čia net kelių negalim daryti, nes mes susiaurintumėm. Ir vienoje kelio pusėje medžiai yra, ir kitoje kelio pusėje medžiai yra. Tai jie reikėtų pagalvotis dėl šito parkavimo, kažkokio čia laikino to privažiavimo. Nes, kaip ir Alina sako, dažniausiai būna čia problemas. Nes aš skaitau, kad jie galėtų čia sustoti šitoj gatvėje, kur šalia to išilgai to fasado laikinai. O aptarnaujantis transportas, kur privažiavimas bus? Kaip sakot? Aptarnaujančio transporto bus. Aptarnaujančio, čia yra varteliai,
jie galės va čia arba galės tiesiog į teritoriją užvažiuoti, bet greičiausiai jie per tos vartelius, va, per O pagrindinį įėjimą. maistas atvežamas, tarkim, bus pro kur planuojama? Aš manau, kad per čia, per pagrindinį įėjimą. Va čia, kur rodiklė mano yra, va, laiptai yra, va, ir čia pagrindinis įėjimas, ir per čia, va, bus sustos ir išsikraudinės, va. Nu, aišku, neįvažiuos visiškai prie durų, reiks biškai panešti. Jei čia bus šaligatvis, kaip privažiuos iš šaligatvio, galės užvažiuoti. Tai mes jo numatysim į sustiprintą. Neblokuos jie įvažiavimo ten ar dar kažko praėjimo kažkokio, čia nebus problemų. Prekių iškrovimo metu gali būti, taip. Prekių iškrovimo metu. Bet prekės iškrauna faktiškai dienos metu. Kai vaikai grupėse būna, jų nepasiminėja. Bet man rodos, kad nebus taip, kad kadangi yra vat, vieni varteliai čia, kiti varteliai yra va čia, vat, kur tas servitutas. Tai nemanau, kad neišeis per tuos, tai išeis per tuos vartelius iš darželio teritorijos. O maisto dalinimo kažkokia zona yra viduje numatyta? Yra. Jo, yra. Kurioje vietoje? Pirmam aukšte, man rodos, palaukit dabar. Po dešinį iš karto. Jo, įėjus, vat. Iš karto įėjus į pastatą. Va šičia va. Va 2 plautuvės yra ir va 1.18, tai dabar galim pažiūrėti 1.18, 1.19, gal bus net eksplikacijoje parašyta 1.18, 1.19. O maisto laikymo išdavimo patalpa 1.19, 1.18 maisto priėmimo patalpa. Tai va čia iš karto yra va tie pagrindiniai laiptai. Ir va iš karto įėjus per vestibiulį po dešiniai. Priėmimo, išdavimo patalpa. Va čia koridorius didžiulis yra ir po to jau po darželis skirstysis. Ir aš turiu tokį klausimą apie tą keltuvą. Kas čia per keltuvas, kur jisai yra? Jis į 2. aukštą. Taip. Ir čia matosi ant rankenos užtvirtintas jis yra ir jisai kels į 2. aukštą. Nu, kaip mes skaitom, kad neįgaliesiems žmonėms yra atskiri darželiai. Bet kai yra dabar ta integracija, mes numatom, pavyzdžiui, tėvas gali būti neįgalus. Tai taip, bet tik. Ir yra ant turėklinis toks keltuvas, ant turėklo, va čia matosi rodiklė. Tvirtinamas ir jis užkels į 2. aukštą tiesiog vežimėlį. O visuose grupėse pas mus yra, pavyzdžiui, numatyti, va čia tėvams yra neįgaliųjų tualetas, o čia jau grupiai pačioj va yra va, vaikam neįgaliojo tualetas. Toliau kitoj grupėje galim pažiūrėti. Kiekvienoj grupėje mes esam numatę, va čia vėl va, neįgaliojo tualetas. Visuose grupėse ir 2. aukšte taip pat irgi turi būti neįgaliųjų tualetai. Va, matosi, va, visur esam pritaikę, va, čia, va, čia, va. Neįgaliųjų tualetai yra. Nu, kad turiu omeny, kad ir vaikai su negale galės naudotis, nors aš nežinau, ar jų čia bus dėl to, kad vaikams su negale ir grupės mažesnis aptarnaujantis personalas turi būti papildomas. Bet galimybė yra tokia. Sumažinus vaikų skaičių grupiai, galima ten neįgalėsiam pritaikyti. Nebežinau, ką. Taip. Dar grįžtant prie vaikų žaidimo aikštelių, ten vėliau takai kažkokie numatomi, ar tiesiog kaip čia dabar pabrėžyta, kad... Ne, tai aišku, bus detalizuojama, bus kur supynės, bus kur smėlio dėžės, bus kur pavėsinės. Mes darom plotą, o detalizuosim techniniam projektą. Mes pasižiūrėjom, kad mes tilptumėm pagal plotą, pagal normas, iš šitą, kur yra ten tie, dabar vėl aš. Upelis išilgai toks bėga. Taip. Bėga tenais upelis ir kas? Nu, kaip ten bus apsaugota, jis kaip ir dabar į mūsų... Ne, ten yra prūdai. Aš dabar toj pasižiūrėsiu, kur aš dabar ieškau savo... Radau. Kairiai pusė yra prūdas, ne upelis. Upelis bėga dešiniai pusė. Upelis bėga dešiniai pusė už kelio. Nu, tai čia didelis upelis, o iš kairės pusės, va ten
Žemiau dar. Ai, šį čia? Va šičia. čia yra griovys. Griovys toks ten Taip, vanduo. griovys. Tai mes jį sutvarkysim. Sutvarkysit, nes ten labai baisu. Tai mes galų gale galim ir užtverti, kad vaikai nepapultų į tą griovį. Tai Galima čia susodinti viso, mes nerodom detalizacijos, nei tai čia vėliau viskas bus sutvarkyta. Nei nedetalizuojam ir kokie ten žaidimai bus ir taip toliau. Mes tik žiūrim, ar telpam. Išdėliau, matom, kad telpam, sklypo užtenka ir toliau techninio projekto reikalai. Aš dėl pėsčiųjų takų klausiu, ne dėl žaidimų ten vietų, bet tai tiesiog, kad būtų po to numatyti ten irgi prieimai prie tų. Viduj? Ne, prie žaidimų aikštelių. Matot, aš dar nenusprendžiu, nes kiek aš esu matęs darželių, tai faktiškai būna žaliavėja. Prieimai prie tų žaidimų. Pavyzdžiui, jeigu čia bus visur žaliavėja, tai jie tiesiog eis žalia ir kam daryti tą cementą. Tokia mano nuomonė, bet jeigu jūs pasakysit, kad reikia, tada į kiekvieną aikštelę numatysim cementinį taką. Bet man rodos, kad nereikia. Tiesiog jie gali vaikščioti žolyte. O žolė bus prižiūrima, aš manau, darželio darbuotojų. Galų gale, čia yra aikštelė ribos sutaikytos ir tas, nemanau, kad ten reikalingas kažkoks cementinis šaligatvis. Bet jeigu jūs savivaldybė pageidavo, mes galim suprojektuoti. Čia labiau darželis, kaip jam bus, kaip patogiau, taip tegul ir. Nu, kiek aš esu matęs. Yra tokios baimės dėl purvo, kaip ir ten žolėta bus. Nu kaip, prižiūrėti reikia, pjauti reikia laikų. Kiek aš esu matęs ir vaikus esu vedęs, tai yra žolė normaliai nupjauti ir vaikai vaikšto žolę iki savo žaidimo vietos nueina. O purvas. Nu, mes dabar vaikštom, tai mes matom, kaip yra. Tai nori šaligatvio? Galim padaryti. Gal ir ne, Kristina, kaip jūs manot? Tyli, Kristina. Nesigauna garsą įjungti. Man tai atrodo, kad... Aš galvoju, gal būtų ir logiška padaryti vis dėlto šaligatvį. Nes mes iš patirties dabar matom, kas yra ta žaliaveja, kad vaikai mėgsta ten duobės kasyti. Tai manau, gal tai būtų gerai. Tai šaligatvį kitų žaidimo aikštelių, ar ne? Nes ten kur bus vaikų žaidimo aikštelė, ten tik turės būti žaluma mums, mes negalim... Tai aikštelė. Tai mes nesakom viską užcementuoti, tiesiog šaligatvį. Jo, nes dabar čia yra šitoje vietoje, yra asfaltas išklotas. Mes galvojam laužyti ir klot, pilt juodžiam ir sėt žolę. Nu, po to galėsim ir šaligatvių takus padaryti, pavyzdžiui, kiekvienos aikštelės, kad vaikas daitų sausai, o ten jau aikštelė, aš manau, kad tikrai žolė turėtų būti. Jo, taip, turi būti tvarkingai šaligatviai privesti prie aikštelės. Nes ateina ir tėvai iš lauko pasiimti ir kažkaip, tvarkingiau atrodo. Kaip pageidaujat? Galėsim iki kiekvienos aikštelės numatyti šaligatvę. Gerai? O dabar jau visi tyliai. Tai gal klausimų nebėra, aš tai privalau valandą išbūti. Man yra svarbiausias klausimas ir taip siekis ir noras, kada jau tie darbai pradės būti vykdyti, nes mes labai pergyvenom, jūs gal žinot, Karolis žino, kad pavasarį jau Grigėjo žodžiu mus perspėjo, kad labai nori mus atjungti nuo elektros tiekimo savo. Ir net Gruodį turėjom, dabar tokia baimė, ten jau jie nori statyti naują transformatorinę ir mūsų jau nebeprijungt. Ir kas tada bus? Mes dar raštiškai negavom jokio įspėjimo. Bet žodžiu, jau nuo pavasario kalba. Aš manau, kad jūsų tikrai per jėgą neatjungs. Bet mes darom projektą ir planuojam, kaip pavasarį išimt statybos leidimą, po to, matyt, prasidės viešojo pirkimo procedūros rangovo parinkimui. Tai užtruks. Bet, Arvydai, ESO dalis eina
atskirai ir ją tikrai galima projektuoti ir tenaigi ESO rangovas pats įrenginėja ESO darbus. Nuo to kaso Tai vadinamojo. atjungt tada nuo mūsų projekto lauko elektrą, ar ne? Ne, tai lauko elektros dalis, tai yra nuo transformatorių iki darželio, bet ESO dalis yra iki transformatorinė. Taip. Tai skubinant ESO dalį, ją kuo greičiau derinantis, galima tenai tas procedūras paleisti anksčiau negu visą projektą. Reikia pagalvoti, ar nereiks mūsų sutarties perdaryti. O kodėl? Dabar galvoju. Dėl to, kad viskas buvo vienas, nežinau kaip juridiškai. Gal ir galima. Mes padaryti galim, pajėgumų turim. Nežinau, tušinį ir popieriaus. Nes iš tikrųjų, prieš porą savaičių skambino jų rangovas, gerai, kad mes kažkiek turėjom reikalų ir jis žino, kad mes egzistuojam ir sako, kad mes statysim Grigėjo transportarinę, sakė, darželio neprijungti naujo. Ne, tai jie žino. Elektros, sako. Jie žino, kad mes esam išsiprašę ir gavę sąlygas jau. Jie matyt dėl to sakė, kad neskaičio jūsų pajėgumų į naują transformatoriją. Darbus pradėti. Gyvenam jau 21 amžiui, manau, tikrai nebus taip, kad atjungsi be elektros ir paliks darželį. Kažkaip sunku patikėti. Taip, tik tai. Bet kuriuo atveju, Arvydai, reikia ESO dalį spartinti. Nes jinai nei ekspertizė dedasi, nei statybos leidimui reikalinga. ESO dalis susiderina su ESO ir galima tvarkytis tuos darbus. Gerai. Tai kaip dabar supratau, pagrindiniai du klausimai šitą šaligatvį prie žaidimo aikštelių. Ir ESO, nelaukiant viso projekto, kokie dar klausimai buvo, aš neprisimenu. Parkavimas. Parkavimas. Nurodyt, kad parkuot gali tenais už apačioj laikino sustojimo vieto. Labiau, kad dauguma darbuotojų irgi atvažiuoja nuo savais automobiliais. Irgi turės kažkur pasistatyti. Apačioj? Va čia vat. Jeigu užteks vietų, tai būtų labai gerai. Čiagi pilna. Taigi pat gamyklos yra didžiulis asfalto plotas. Aš į darželio teritoriją aš net neturiu teisės leisti tėvų mašinų. Gali darželio tik aptarnaujantis transportas faktiškai. Ir jūsų direktorių mašinos, nes jūs vadovų, nes jūs nevažinėja, o tėvų mašinų draudžiamai darželio teritoriją važiuoti. O čia didžiulė teritorija yra, daug vietos labai. Ir man rodos, kad dar tėvai atvažiavę, jie tiesiog prie gatvės statys va čia. Jeigu ten bus vietos, tai taip. Išilgai taip, bus vietos, skersai nebus. Čia sustatai vieną eilė lieka pravažiavimui. Čia koks 10 mašinų tils, bet josgi pasiima ir išvažiuoja, ten pastovus judėjimas. Tai nebežinau, ką atsakyti.
Aš norėčiau, gal galit prisistatyti, aš ne visus matau, kas dalyvauja, kadangi aš turėsiu protokolą rašyti ir turėsiu dalyvius surašyti. Ar įmanoma prisistatyti? Taip, Jaroslav Klikovskis, Taip. švietimo aplinkos skyrius, Vilniaus miesto savivaldybė. Toliau. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Alina Kovalevskaja. Taip. Karolis Zubriskas, mačiau, buvo Vilniaus vystymo kompanijos. Ir mačiau, Gavorskienė Valdonė buvo. Na ir visa kita jau mokyklos, darželio, atsiprašau, atstovės. Ana Artimavičienė iš darželio ir dar vienas žmogus buvo iš darželio, man rodos. Kristina Korsak, direktorius pavaduotoja ūkio reikalams. Ten gal dar buvo ir ūkdymui, ne? Natalija Kulnis. Natalija yra dar. Taip, labas vakaras, Natalija Kulnis. Daug dalyvauja. O vaikai į darželį įeis ir išeis. Tuoj parodysiu. Jie įeis, matot, per šičia. Čia pagrindinis įėjimas yra. Ir per šičia ir aikšteles išeis. Per šičia ir aikšteles išeis, taip. Dar išėjimas yra, čia iš salės yra, čia matosi išėjimas yra. Ir duris yra dar čia patekimai, jie pateks ant tokio panduso ir nuo to panduso galės, nebūtinai per šitą išėjimą, jie nuo panduso galės nueiti į žalią vėją. Ir ten į viršų galės nueiti. Taip. Mes gerai, mes tada paplatysim to šaligatvius aplink darželį šiek tiek, kad mes čia kaip nuogrindą darėm 1 metro pločio. Tada matosi, kad reikės daryti platesnius, kad vaikai galėtų apeiti aplink visą darželį ir į savo. Čia faktiškai viršų tai mums niekur nereikės, nes kai ta nuogrinda yra, mes ją paplatinsim, tai eidami tą nuogrindą palei darželį į savo to žaidimo grupės erdvės ir papuls, tik apačio reikės mums tada šaligatį dar paprojektuoti. O čia viršui tai visas pastatas yra kaip nuogrinda, tik mes ją praplatinsim, padarysim platesnę. O specialistų administracijos patalpų pakankamas kiekis, viskas ten gerai? Mes viską derinom, žiūrėjom, taip, turim specialistų kiekį ir... Šiaip ten normaliai viskas. Žiūrėjo, nėra taip, kad mes šitą... Yra kabinetų ten. Viską derinom su darželio valdžia. Tai labai gerai. Pagalbinės kažkokios patalpos, yra. Salė yra numatyta didelė, matosi. Čia su kėdėm, čia kur senis, kalėdų senelis galės ateiti, jeigu karantino nebus. 120 kvadratų 60 žmonių. Tai kaip ir viskas, nežinau, ką atsakyti. Dabar jau nėra taip, kad bent jau pirmam aukšte iš grupių būtų išėjimai, taip, nėra tokių reikalavimų. Yra išėjimai.
Ne, į lauką. iš lopšelio darželio, vat yra čia išėjimas, vat vienas. Tai čia bus į tą pandusą, kaip jūs sakote. Jo. Tai va čia lopšelį tai daryti. Ne? Ai, tiesiai į lauką. Mhm. Gera pastaba. Jo, tiesiai į Gerai, lauką. nors viena grupė kažkur, nes čia su tais tolėtais problema. Jo, gerai, numatysim išėjimą į lauką. Mažais vaikais. Mes faktiškai iš lopšelio grupę turėtumėm, bet kiek žinau, čia mums prašė kuo daugiau sukišti vaikų. Ir taip gaus, kad tų lopšelių grupių kaip ir... Bet jos bus faktiškai. Kaip? Bus faktiškai. Aišku, nors turėsim visada 2-3 metų. Be šito neapseisim, suvalgys mus. Nes matot, yra visur 20 vaikų. Į lopšelį 20 vaikų jūs ne... Nu, aš pastebėjau, kad apačioj didelės grupės. O čia vat yra dešiniai pusėje kabinetai, vat yra visi vat su darbo vietom. Bet... Su grupės didelės už tai vat ir nebėra tam, bet mes galim, nežinau, pasitardami su jumis numatyti kažkur tiesiai į lauką išėjimą. Bet tada mes, nežinau, iš darželio nereikia į lauką išėjimo. Iš lopšelio reikia. Lopšelio reikia. Bet mes visi rodėm kaip darželį, nes prašė vaikų daugiau. Reikės kažkur lopšelį daryti. Bet tada iškart vaikai krenta. Kaip suprast krenta? Mažiau, lopšelį yra mažiau vaikų negu darželėje. Mažesnės grupės. Taip, bet jis... Kvadratų daugiau vaikui turi būti. Jis dabar daro tokias ir mišrias grupės ir nuo 2 iki 4 gali padaryti grupę. Ir vyresnius į mažius. Mes su Vilniaus vystymo kompanijos atstovu Karoliu labai tampriai bendravom, mes pasitarsim. Ryt po ryt, kaip su šito klausimu daryti. Jo, mes pasitarsim. Kur durys. Kaip jau ten mes tos vaikus priimsim, vis tiek daugiau priimsim, negu čia parašyta. Ar gausit higienos pasą, aš nežinau tada. Kai gausim tada. Kai gausit. Aš su Karoliu pasitarsiu. Ar iš vienos. Čia vat, kur salė yra, tai yra išėjimas, bet čia salė ne grupė yra. Per salę nevaikščiosi. Ja, per salę nevaikščiosi. Čia numatyti, čia yra cokolis pakankamai aukštas, čia laiptų reikės. Galim numatyti šičia. Tada tiesiai ant pandusą išeitume, tada mums reikėtų langą išimti ir tiesiai iš čia galim tada daryti į lauką. Nes daugiau kaip kairiai pusė yra pakankamai aukšta nuo žemės, o čia yra vat pandusas, galim, va šitoj grupė vat galim daryti išėjimą. Ant panduso, ne į lauką. O kitoj pusėje nėra grupių. Kitoj pusėje, tai va aš kaip... Koridorius. Lana, kad čia kažkaip nelabai kas sugalvosi, ne? Jo. Pasitarsime su Karoliu, ir su jumis pasitarsime, ar apsimoka daryti iš tos grupės tiesiai ant panduso išėjimą, ar jie naudoja. Nes šalia ir taip yra durys. Šalia ir taip yra, jo. Šalia ir taip durys yra. Čia, kad arčiau aikštelės. A ten kabinė. Galėsim padaryti čia, Dabar tiesa noriu pasiklausti, dar visi esat, ar keist plastikinius langus? Tų plastikinių langų mes neturim dokumentų. Tai mes imam kaip blogiausią varžą. Bet jeigu keisim, tai kainuos. Kokia būtų jūsų nuomonė? Jie stovi, nežinau jau, pakankamai senai, gal 10 metų, ar ne? Taigi ten daugumą reikia keisti, kad jie neatsidaro taip, kaip reikia. Ir dauguma iš vis neatsidaro. Tada keičiam. Labai gerai, sprendimas priimtas.
Ji neatsidaro, ventiliacijos nėra, tik taip Tai plačiai. ventiliaciją mes padarysim. Ai. Vėdint, labai pavojinga. Jo, gerai, keičiam, kadangi darysim visą namo šitą izoliaciją šiluminę iš naujo. Stogas irgi ten yra be izoliacijos iš viso. Tada ir pamatus izoliuosim ir šiltinsim, kur dabar pamatai yra lygi cokolio, tik apšiltinto pamatai yra palikti likimo valiai. Pilnai namą apšiltinsim. Gerai tada. O tai dar turiu tokį klausimą, kažkaip prisiminiau, pradžioj kalbėjot, kad mūsų ten tas vamzdis kanalizacijos visai kitas bus. Mes nuotekas, dabar jūs nuvedat į Nuotekos, jo. popieriaus fabriko persiurbimo stotį Taip. nuotekas nuvedat. Taip. Taip Mes nebus. dabar nuvesim, tai bus kitas. Mes statysim persiurbimo stotelę ir slėgio liniją nuvarysim į Vilniaus vandenų nuotekų tinklus. Jūs tada būsit ir artezinį gręžinį mes jums naikinsim. Ir nuotekas atjungsim nuo popieriaus fabriko. Ir elektrą. Jūs būsit visiškai nepriklausomi. Bus iš centralizuotų tinklų viskas. Jau tada tik greičiau darykit. Linkėjimus. Nes labai jau laukia visi. Jo, būtume jau padarę, jeigu ne ta žemė. Kai kurie antrus vaikus atvedė. Kaip? Tėvai jau antrus vaikus atvedė ir laukia, kad kada čia prasidės jau. Nori, kad spėt pažiūrėti. Žinau, bėda su darželiais. Vilniaus mieste yra. Visur. Tai jeigu nebėra klausimų, aš tai išlauksiu valandą lygi galo, jūs jau galite tada atsijunginėti, jeigu jau nebėra klausimų. Ačiū labai, mes tikrai atsijungsim, o jūs išlaukite laiką. Gerai, ačiū. Sėkmės jums. Iki. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Viso gero. Ačiū, viso gero. Viso gero. Jeigu sugalvosim, tai sugrįšim. Gerai. Nes Aš lygi 5 būsiu, po to aš irgi atsijungiu. Nes... Būna nueini ir tada apšviečia. Taigi kontaktus mano turit ir mes ir taip atsižvelgsim ir be viešo susirinkimo. Na gerai, viso gero. Viso gero. Ačiū. Viso.
Ir užsirašyk, biškai, čia va, viešas. Vyksta dar vienos visi atsijungia. Mums reikės numatyti, jie nori, kad būtų šaligatvė prie žaidimo aikštelių. Kad prieitų ne per purvą, sako, nes būna purvą, žinai, nu, logiška, žinai. Kad prieitų prie... Nu, ne, iki aikštelių, nes aikšteliai ten bus ir supynės, ir smėlio dėžė, ten žiūrėsime, aikštelės vėliau detalizuosime. Arvydai, viskas įrašoma. Oi, aš to perskambinsiu. Gerai, kad Karolį pasakėjai. Užmiršau. Tiesiog užsimutinkit ir viskas. Nu, palauksiu, šiandien daug minučių liko.
Praėjo 1 valanda nuo viešo susirinkimo pradžios. Daugiau klausimų nėra. Todėl skelbiu, kad viešas susirinkimas baigtas.